O kai klausė, ar gailiuosi, tai sakau, seniai! Yra tipo mano duomenys, šiaip nenorėčiau. Žiūrėk, aš sulankstytų tą lapą, tipo, ne, kad nesimatytų mano duomenys, tipo, kusuoja ir žiūrėk parašyta, kas? Administracinio nusižengimo protokolas. Gegužės 9 dieną, 14 valandų 9 fucking minutės. Atspėkit už ką. Tas, kuris atspės už ką, padovanoju iš karto 10 eurų Steam card giveaway. Iš karto asmeniškai ją. Bet gavau šitą fucking supistą lapelį, kur Kaunas pasakė ir sako, kurva, jis tenai baig. Aš sakau, ne toks, bet va taip, jo, surašė man šiandien 2 barkodus net įdėjo. Sako, ką man pasakė, tai sako, matau, kad tu tikrai nesigaili. O čia jau sakau, kad tikrai nesigailiu. Bauda yra čia 300 eurų, tai tas, kas atspės iš karto Steam cardas 10 eurų iš karto jums dovanų, draugai. Už greičio viršymą, ne, mašiną netem pasistatėjai. Va taip, pabuvo. Ištisinė. Ne. Kodėl jūs visą laiką sakot, kad su mašina, tai administracinis ten tas teisės protokolas ir taip toliau, tai nebūtinai turi būti su mašina, nebūtinai turi būti. Tai gali būti dantukus, gal kažkam išmušiai, gal kaiminė kokie kreivai pažiūrėjo, tai kas yra? Bėgai nuo musarų yra buvę dėl triukšmo. Užmuštynės, ne, draugas. Su darbu jo susiję, su darbu. Diržas arba ragelis renkosi už vairo. Tipo, už diržą 300 eurų baudą gali gauti. Alko vartoju viešoje vietoje, alkoholio negeriu 6 metai. Kuo dirbi? Vairuotoju. Prie ragelio. 300 eurų už ragelį. Neįmanoma. 300 už ragelį neįmanoma, sen. 300 eurų. Tai atėjai darbą prigėręs. Nevartoju alkoholio 6 metai. Patikrinai siuntą, kurią vežėjai. Techas pasibaigęs ant mašinos buvo. Jau arti, yra pataikiusi. Tai dėl kelio eismo taisyklių nusižengimą. Jo, kelių eismo taisyklių nusižengimas yra tikrai taip. Plytą pravažiavai. Bėgai su mašina, įsivaizdavai, kad per paivėm bėga. Techniškai netvarkinga transporto priemonė. Netvarkingi dokumentai? Ne. Pešiųjų perėja. Buvo taip, kad aš įvažiavau tipo su darbinė mašina. Aš įvažiavau į miestą. Grįžau tipo iš užmiesčio ir įvažiavau į miestą su mašina darbinė. Ir kad važiavau į miestą, ane, sakykim taip, aš važiavau tiesiai, policija stovėjo po 10. Aš jos nemačiau, tos policijos. Jie karočią paskui pradėjo mane važiuoti. Aš tada dariau visokias nesąmonės ir jie karočią mane stabdė. Aš ką dariau? Tai jie man mirksėjo šviesom. Aš nemačiau. Jie karočiai jungė mirgalus, aš nemačiau. Tada jie ką padarė? Va šitą. Kas yra? Nepaklusai pareigūnų reikalavimas. Blet, yra tiesos. Yra tiesos, karočiai 300 eurų bauda. Karočiai tai yra ne vienas nusižengimas. Telefonas yra 30 eurų. Greitis yra karočiai iki 100 eurų. Jei minimaliai ten viršini ir taip toliau, netvarkinga transporto priemonė, tai irgi yra iki 100 eurų bauda. Tai visas sudėjus gaunasi maždaug apie 300 eurų baudos. O aš karočiai dariau ką, tai įsivaizdavau, kad esu faiveme, mane stabdo, aš nežiūriu, man žiedas, man topo, aš važiuoju tiesiai, be diržo, su rageliu, per greitai, be šviesų, be lempų, be langų, važiuoju ir galvoju, kad esu faiveme. Viskas, neatspėjot niekas. Tai tu čia pas to paštomatus? Ne, druskininkų. Chuliganiškas vairavimas, panašiai. Žiūrėk, paskutinį kartą dabar visiems kartoju, nieks neatspėjot. Aš grįžtu į miestą, įvažiuoju į miestą, ne? Įvažiuoju į miestą, yra prieki žiedas, ne? Įvažiuoju į miestą, prieki žiedas. Žiedė prieš žiedą arba už žiedą dažniausiai būna perėja, ne? Pirmas dalykas. Dešiniai žiedo, aš važiavau tiesiai per žiedą, ne? O dešiniai žiedo stovėjo policija. Sužymėta Supisto Kauno BMW mašina. MNF 016 numeriai. Ir karočią buvo taip. Žiedas, parlekiu iš rajono, vadinu iš užmiesčių. Jie stovi po dešinį, perėja. Ei, žmogus nori. Nepraleidau. Jie mane vytis. Aš karočią nužeminau šaibą. Nu, tipo, nužeminau bėgį. Tada biškai pradėjau spaust daugiau gazo. Viršinau greitį. Buvau be diržo. Buvau su telefonu. Buvau be šviesų. Ir karočią nepaklusau tą, ką jie man sakė. O kai klausė, ar gailiuosi, tai sakau, seniai! Darbas tau. Tai dabar, kas norit Steam karto tipo 10 eurų, tai visi greitai pasijungėt eneba.lt ir enebo reiks įsivesti būtent šitą koduką. Tai tas, kas norit, greitai parodau ir tas, kas pirmas įsivedat ir tas pirmas laimit. Aš nežinau, kiek laiko laikysiu, bet tipo galiu padaryti va taip. Va, prašau. 10 eurų Steam kardas jums dovanų. Turiu dar vieną Steam kardą už 10 eurų. Tai dabar padarom tada kitą dalyką. Duodu šitą Steam kardą, einat į Batuoto Katino kanalą, susirandat naujausią klipą. Tai yra, mes neturėjom to padaryti, kur yra pavogti pinigai. Būtent šitas klipas. Ir pirmas žmogus parašęs į komentarą, jam iš karto atiduodu šitą. Pirmas žmogus parašęs komentarą, iš karto gauna. OSKZ.
Ne, Šaiko, juokauju, nereikia nieko komentuoti, spaudžiat laiką ant šio video. Ir visi, kurie parašo YouTube dabar va šiuo metu pliusą į chatą, iš viskas. Iš karto parodau šitą antrą už 10 eurų. Pliusai, matau pliusus, daug pliusų, matau pliusus. Gerai, kur žiūrėt, Tadas, pirmą kartą matau, gal padovanojam Tadui. Tai davai, Šaika, žiūrėkit, šitų Steam kardų aš jums pagaminsiu dar daugiau. O dabar antras Steam kardas jums yra dovanų, tai rašykit visi garsiai. Dabar sakau 7 H trumpoji I ilgoji I C tarpelis 7 6 E raidė I G tarpelis I 3 E ir paskutinė raidė A. Tas, kas laimėjot, parašykit į chatą. O dabar ką noriu pasakyti, tai čia šitie 2 jums dovanų Steam kardai, tai čia yra tiesiog maža smulkmena nuo Katino. Tai sekit Katiną, subscribinkit Katiną, palaikykit Katiną, dalyvaukit jo laivuose, šitų Steam kardų padalinsiu jums tikrai žymiai daugiau. O kaip surinksiu 2000 subscriberių, atidarysiu 100 keisų live transliacijos metu. Arba tu dominuoji, arba tave uždominuoji. Tau reikia komandą moterų, supranti. Buvo mano klaida. Aš dirbau tik su vyrais. Moterys, suprantat, jos daug informacijos pasako, kurios reikia. Gerai, viskas šviesos išjungtos. Moterys daug tau pasako, supranti, ko nori viską. Aš tiek turiu informacijos, ko nori moterys, kad aš noriu viskas prodingta.